Nu ką, privažiavom Kotarą, nu dar tiksliau neprivažiavom, bet jo privažinėjom. Čia jeigu žiūrėkit, kiek žuvų. Aš pasiimu meškerį. Mes čia reiktų. Nice. Pasiimu meškerę, bet ne dvi meškerės paimu. Dar neteko pažvėjoti, bet gal kaip nors, kada nors, kur nors ir pažvėjosi. Nu, čia jau cool. Ir slidu, ir drėgna, bet nešalta. Čia kažkokia dirbtuvė, meuksis. Dodži. Ajde. Einam dėl vėliauką. Ledų pirkt varom. Belia kaip čiaudau ir dar ledų, sako, varom pirkt. Bet gerai, žiauriai gerai atrodo viskas. Man patinka. Montenegro man patinka. Kas čia tokio ateina? Jo, čia panašu, kad mes šį senamiestį šitą net jau panašu Kotaro. Say you want to do something for your stats, yeah? Daug atinų iš tikrųjų. Veiklius 15 eurukų dizainas. Ką ten, Dovilė? Ką ten pamatei? Pažiūrėk, koks įdomus eitas. Rakoto! Niu! Rybų linkėjimus perda. Gražus, ne? Linkėjimai ir tau perduosiu nuo rybų linkėjimus. O, galime tokį varyti žygį. Ką manai? Į tokį? Nu va, čia ta pilis, su kuria reikia nuvaryti to. Tik kad tu... Tokio nes nemačiau. Bliam. Nori tą lyti? Eisi. Paskui gal įdomi. Kiek daug katinukų, žiūrėk, dar vienas parbėga. Sveiki. Jie nori, kad aš užausyčiau, patampyčiau. Ateik. Aš tai moku kasyti gerai. Kitas neina. Atsikaiš. Nepasiduosiu. Tai va, žodžiu, mes Kotaro senamiestį vaikštom čia, pagaliau civilizacija, o ne miškai ir ne olos ir tiesiog daug žmonių ir miestas. Mums kaip laukiniams visai smagus pojūtis kažką pamatyti. Ir netgi magnetukų turbūt įsigyti. Pasižiūrėkit, kokie gražus magnetukai. Koks gražus šopukas. Mergaitė va čia visa nuliūdus sau sėdi ir žiūri. Labas. Dovilė, neišeik. Čia yra magnetukų. Negražus. Negražus, sakė. Tai išeinam. Čia maždaug gražus. O, čia gražu, čia akmenukai. Va, Po jie 3 su kačiukais. euriukų reikia Jie. mamai parvežti.
kokį nors su katinu, nes mūsų katiną prižiūri Reivukas ten pas mamą, kaip sanatorijoje kokioj maitinamas, į lauką neišleidžiamas. Tai, žodžiu, pasirinksim magnetuką. Blum, blum. Atėjome prie tokios gražios bažnytėlės, kur va, visi susirinkę fotkinasi. Dovilė, prašom, atsistok, visiems pasirodyk prie šitos koplytėlės. Nu va, Dovilė, papozuok. Papozuojam. Tai va, visai čia cool atrodo, metai vis nurodyti 1166. O čia 216, tai nežinau kaip čia ką suprast. Bet atrodo tai įspūdingai. Visi fotkinama katinų. Gerai. Tai įsirinktų pirmą. Taigi pasirinksim ledų. Aš tai... Čia yra didelis ir mažas. Oh, how much? 250. 250, big, ne? Yes? Okay. It doesn't matter for this. One ball is 2. Aha, mix. Galima? Mix. If you want 1, 2, 3 ball, 2 ball, 5. Ai. Kiek nori tu? Aš tai vieną noriu. Gerai. So for me, 1 cheesecake and that 1 cup. Nežinau, ar per kamerą persitiks visas tas vaizdas, bet va taip va gražiai atrodo, aišku, jeigu ne ta kavinė, tai čia visiškai pasaka būtų. Ir ledai, mūsų ledai kainavo 7,50. O katinas tai čilina. Gerai, varom toliau pasižiūrėti po Kataro senamiestį. Kur? Lemputės Dovilė priminančios Maroką. Ai, nu rimtai, grynai Maroką. Sorry, no pictures, videos inside. O, okei. Sorry. Neleidžia filmuot, supyko. My face, sako, ne jos face filmavau, o lempas jos. Bet gal tas pats. Jos lempas, jos faces, jos taisyklės. Dovilės tatuiruotės nužiūrinėja turistai. Kas? Yes, mačiau aš viską. Tylė? Aš viską mačiau. Dar kartą pažiūrės, Dovilės kribeliuotas. Į mano Dovilės kojas. Sorry, okay. Aš nežinau, kaip ten tiek gražu, kad net nežinau, kur eit. Kur. Nu tikrai labai gražu. Tiesiog wow. Ir kai pagalvoju, kad dabar visa Prienų jūros pakrantė, kur važiuosim, bus ant tiek gražu. Aš nežinau, kad mes užtruksim važiuodami iki Lietuvos su tokiais sustojimais ir su tyrinėjimais ir su miegojimo vietos ieškojimais. Doviliu, gal eina pažiūrėti prie pajūrio. O paskui ten grįšim. Eik savo, kaip gerai. Nu jo, belekas. Gandrai su gandriukais. Visgi nusprendėm grįžti ir eiti per senamiestį su turistų grupė. O, no. Ten dar kokios pilytės, va. Aš kadangi pasiėmiau šią kelionę netgi kelias meškerės, jau Dovilė sako, nešam čia meškerę. Aš sako, pizė, kiek daug žuvies. Tai yra žuvies, bet aš manau, čia žvejoti tikrai negalima. Jeigu galima, reiktų leidimą, bet dažniausiai įlankose būna draudžiama.
Bet, žodžiu, bus matyt, gal ir pavyks šią kelionę dar pažvėjot. Maisto pagaut. Tai va, tai nežinau, kiek čia užsibūti. Bet judėsim toliau kažkada tai. Nu, vaizdai tai irgi labai gerai atrodo čia viskas. Aš nežinau, kiek jums čia bus įdomu žiūrėti visus šitus architektūrinius dalykus. Galit netgi parašyti komentarus, kas jums įdomiau. Gamta, architektūra ar tiesiog dalykai iš gyvenimo, būtent iš Vano gyvenimo, kai mes sukamės mašiniukę. Iš tikrųjų, mums irgi tai pirma patirtis. Kitą kartą žymiai mažiau daiktų pasiimčiau. Saulės panelės iki dabar net neprireikia, nes mano elektros stotelė puikiai kraunasi nuo mašinos, kadangi važiuojam per dieną visai nemažai, tai pasikrauna, o suvartojimas kažkokių super duper ten, kad elektrą naudotų įrenginių neturim, tai sukamės. Tai va, tai labai... Ai, beje, šiandien labai iš chujovai įsimegojom, nes tokia kieta lova buvo. Tai, sakėm, pusę geriau miegojom, nei šiandien įsinomavę. Nu, vat, bažnytėlė. Tu gyvenai Maroką, neprimena? Man tai čia tikrai neprimena Maroką. Ne, aš apie to sūnus lėkštutės. Blem, kokią gatvelę. Eisim siaurą gatvelę. Vau, kokios akys. Taigi paėmė mamai va tokį va radau atsidarantį, nes nemėgstam šaldytuvą pasikabinti ir atsidaryti. Davilė, gali atidaryti, parodysim. Mėgsta atsidaryti, tai galės pavardyti ir pasikeisti paveikslėlius. Tai toks magnetukas 3,50. Sako Davilė, kiek gaunasi čia eurais, tai čia eurais kaina ir yra. Tai pamiršau, kad mes čia radėm. Tai kokią nori aliumbo? Tu tai šitą gali imt. Kodėl man šito imti? Matau, kad tavo stilius. Va tą pasimpuslę. Už 2,5. Davai, nebeprikolint, krauk. Tai ir 2 savo pasimsiu. Ir 2 man užtenka. Ir 2 tavo, ne? Jo. Ir dar vieną šitą paragavimą. Nebus per saldus įsimums. Gerai. Kiek čia kaina? Eurą? Ir tai čipsų paimsiu. Eina. O, čia čipsai. Čipsukai. Čipsų prieliuko. Žiūrėk, 9 centai čipsai. Kilogramo kaina netgi rašo. Kažkaip nėra tai labai didelis pasirinkimas. Aš tai norėčiau šitų. Aštrių. Klausinai klajoja apie aštrius čipsus. Tai taip ir nenusipirkai praeitą kartą, ne? Tai žiūrėk, tu pasim savo, aš pasimsiu savo, čia tokie maži pakeliukai. Dai. O čia taip. Tai čia didelį jų paėmė. Tikrai man tinka. Tai dabar, žodžiu, varom iki Verastos. Tokiu keliuku palei vandenį. Norėčiau gal kažkur sustot. Palei kelią. Dar žiūrėsis, kaip čia gausis. Taigi va čia privažiavimo čia tokios salelės. Bet grįšim čia dar. Nu ką, pabandysim pažvejot. Pirmą kartą šioje kelionėje. Aišku, įdomu. Ar tinkama vieta pasirinkta, bet
Turiu čia tokių blizgučių. Tai pabandysim. Pirmas metimas. Nu, bandysim kažką pagauti. Kad baudos ir žaidimą kažkokia reikia. Ai, skaičiau, lyg tai nereikia spiningavimui. Jeigu tai ne komercinė žvejyba. Gerai, pabandysiu savo vobleriuką, kuris ežeruose pas mus visai veikdavo. Tai gal ir čia Montenegros suveiks. Šits va. Tai pasimėtysim. Ir tada jau kaip ir radom vieną nakvojimo vietą iš tokios mašinos, gal kaip tik bus. Tai žiūrėsim. Toks vats. Gal pabandysiu. Aha, mažytės, tai mažytės. Ore pakilo. Kas? Žuvytės. Tai jas gal kažkas medžioja jau. Tai gerai, mums reikia... Mums reikia... Mums reiks ten prasimesti. Tokių sidabrinių ir sunkių toli metasi. Žiūriu. Matau mažyčių. Čipsą atėjo atsivalgyti, ne mano? Nelabai valgo. Change. Aha. Fishing good? Yes. Gerai. This and this, okay. Oi, sorry. Žiauriai juokingai nusipirkau kalmarų žvejybai ir tipo vos ne jau išbėgau iš parduotuvės, tipo, ai, okei, tipo, bye. Tai jis nesijautino, nes matė, kad aš dar vaikščiu parduotuvėj. Nu, už 2 eurus. Blet, įdomu, kaip čia seksis. Tai va, žiūrėsim, dabar bandysim ne ant spiningo, o jau ant šito pažvejot. Plūdės užmesim. Galėsi dar pjaustimo lentą ir peilį ištraukt? Opa. Opa. Ai. Blet. Nu ką, pabandysim pažvejoti ant plūdės ir pagaudyti ant kalmaro kažką. Tai nežinau, kaip seksis, bet pabandyti noriu. Pasimsiu tokius kablius didesnius. Padėčiau šalia kur nors.
30 metrų. Iš tikrųjų vienos meškerės būtų užtekę. O ne 2. Pasiimam didesnį kablį. Susirišimą. Yra žuvų, ne? Didelių? Vis tiek smagu. O, kokios gražios, daugiau atėjo būdinės. Jo, neįtikė, kad kviečia. Tuo iš tas žuvytės? Tai švariai. Jo, žinau, kažkaip tenais, man atrodo, visas svaro tokias. Tena didelė buvo. Jos suvos mano kalmariuką, kurį aš jam pateiksiu. Atvarys, tik duok, sakys, tik duok man. Bliama, dar tokiam vaizde tai nežvejojau. Nu, žiūrim, kaip mano plūdė dar nestovi. Jeigu nestovi, tai tuoj pastatysime. Įdėsim dar vieną svarelį. Jo. Dantimis geriausia viską daryti. Opa, jau gerai, visai bus gerai. Pasidarysim gylį ir pabandysim užsimest kalmaro. Aišku, galbūt ir vieną užtekę. O palauk, mes šaldytuve nieko neturim, kas galėtų sugest. Gal reiktų įjungti visgi? Taigi kalmarai tai tokia va. Ir mes juos šausim ant kabliuko. Maždaug kaip šitame. Taip kažkaip darydavome. Maroke, Tailande. Fu. Dėsim tokį. Ir man skuduriuko gal reiktų arba servetėlių. Nu, aš vakarienę noriu pagauti. Nu ir ką, bandom? Užsimesti. Kažkaip pasidarysime gylį didelį. Ką, kokį papastę. Filmuoju vaizdus gražius. Žiūrėk, kaip gerai atrodo. Dėl jos austrus ranka. Austrų likučius, kaip žmonės suvalgė ir išmetė jūrą. Ten visas maišas austrų. Jas renka. Buvo čia midijos. Midijų meniu. O čia visas maišas austrų.
Va. 4, 5 maišai. Čia kažkie. Nu, žodžiu, net nebesinori kažkur jau važiuoti. Sau čia, va, toks čilas. Reikės susirasti, kur miegoti. Taip, va, sau. Relax FM. Nice. Kelionė, kurioje bus daug visko. Daug kelio. Daug įspūdžių ir galvojimas, kur miegoti. Dabar valgysim austrės ir midijų. Pasiėmėm. Tai bus įdomu, čia mums atneša austrės, midijas. Opa. Ponas. Nu jo, galim pavažiuoti, bet o kur čia iškopti? Taigi tokias austrytės ragausim. Nu ką, Dovilė, pažiūrim, ar atrakintas. Čink, čink. Normaliai. Galės turistai susirinkti kriauklės. Nu, baig, tai... Ten prieš tai matėm rinko nuo austrų kiautus, o čia austrės pradavinėja, tai šių kiek čia tokių kiautų primeta. O jūra taip ir meta, ne? Ne, tai jie čia išmetė. Nu, davai. Skanesnė negu Sanitekse. Palyginai. Bet rimtai. Bliam, kokia skanuma. Dar neš midijas. Pyzė. Šiandien biškai kaip ponai. Tai visą laiką kaip ponai. Bet visą dieną. O taip pasturime pusę. Kiautas. Pasibo. Kaip čia? Skaniai sviestu. A kaip čia jas valgyti reiks? Kaip čia bulkai ir valkai. Neapsimešyti. Tiksliai, reikia ne taip. Reikia čia nusimeš šitą. Atsidaryti šitą. Nėra kokio šaukšto. Ir manau su bulkenzijom. Taip išimti. Jokings padavėjas, ne? Čia gal savimas. Kodėl? Marozas. Gangsta. Blema, tas česnakiuks visai nieko. Nuodis. Visai cool. Tai dabar esame per Astę. Varam pažiūrėti tas saleles ir bandysim čia ir miegot. Jo, tikrai skaniai kvepia. Nieks nežvejoja. Tas salelės man, aš jau su dronu apskrisiu jas. Parodyk savo garstyčinės kelnes. Neoninis. Į kurortą. Į kurortą atsivežiau. Net pasipuoš negali. Jokauju. Pasipuošus čia, Dovilė. Aš irgi va tos pasipuošus. O kodėl suknelės savo neįsitraukiai? Pajūrį jau esam ir lauki Kroatijos.
Tie namukai ne taip ir toli, tie ar toli labai. Kažkaip matėm, prieš tai dabar net nematom. Aš tau sakiau, kad jie toli. Subučiu mūsų toli atvykiai. Tai gerai, praseisim. Einam, meilė, einam. Praseisim. Einam, praseisim. Einam, praseisim. Bet tas myli valdą. Bet tas mane netaip myli. Sėpėjo su manim išprotėti. Myliu. Man atrodo, kad grįšim atskirai į Lietuvą. Reikia šitą iškirsti, aišku. Neiškirti, tu pyk dar. Tada. Vis aš einu į priekį. Man kad nelankstau, pulkuoju. Eik savo, kaip gerai atrodo tie namukai. Tai prieinam saleles, kur yra pilis. O ir čia žiūrėk, dar į karaokę papulsim. O žiūrėk, marketas yra, galėsim marketą dar užšokti. Ir Dovilė galėsi pavaryti karaokę. Čia ne karaoke? Nu gerai, ne karaoke. Palmės. O dabar skrenda. Mes esam dabar Perast mieste. Perastas turi va tas tokias dvi saleles gražias su pilim. Tai mes dabar varysim patyrinėti.
Ką, va, kemperiukas stovi. Čia kažkoks busikas stovi. Ir mūsų busikas stovi. Tai man atrodo, čia ir nakvosim šiandien. Ar ne, Doviliuk? Taip pat. Per rastą, aš taip ir sakiau tam. Per rastas, jo. Taip ir sakiau. Šiandien naktį praleisim prie Perasto. Tokio miestelio. Dabar išsiplaunam visokius indus, viską. Ir eisim susiruošim čia namučios. Tai manau, čia geriau miegosis nei tam viešbutį, kur aną kartą miegojo.